Ačiū labai. Taip, tai atstovauju Lietuvos fizikų draugiją. Pranešimas skirtas mūsų veikloms su moksleiviais aptarti. Taip, pasistengsiu jūsų negaišint. Ačiū labai visiems, kas liko. Taigi, paskutiniu metu Vilniaus universiteto fizikos fakultetas ir fizinių technologijos mokslo centras, į juos vis dažniau užsuka moksleiviai kartu su mokytojais ir mes su malonumu pristatome, kągi veikia fakulteto alumnai, mūsų fizikai, kad jie pirmieji pasaulyje randa būdus, kaip ekologiškai valyti grafeną, kad jie gali atlikti stažuotės masę, daro perversmą neuromokslo srityje, dirba su CERN-u ir kolaboruoja netgi turėdami projektus su kosmoso agentūra ESA ir taip toliau. Tai tokiais pavyzdžiais mes ir parodom ir laboratorijoje, kaip vyksta pats darbas ir kiek mūsų alumnų įkūrinėja startuolius, įmonės, EXMA, šviesos konversija, Brolis Semiconductors ir taip toliau. Tai tiesiog pagal, tokių ekskursijų dėka mes parodome, kad darbo rinkoje fiziko profesija yra kaip niekad patraukli. Taip, ir inicijavome šiais metais naują mini projektą, kad kartu su Panevėžio Juozo Balčiukonio gimnazija alumnais vykdėme atranką tarp moksleivių pavadinimu Moksleivis vienai dienai tampa mokslininku. Taip, tai mintis yra iš tikrųjų panašiai Vilniaus universiteto inicijuojama idėja, kur studentas vienai dienai kaip moksleivis vienai dienai, šiuo atveju moksleivis kaip mokslininkas vienai dienai. Tai moksleiviai rašė rašinius, kodėl jie nori, dalinosi savo svajonėmis ir atrinkome pačius motyvuotus. Tai čia yra Deimantė iš Panevėžio. Matėme jos apsilankimo akimirkas Fotonikos ir nanotechnologijų institute. Taip pat kalba buvo apie CERN detektorius, pas išskirtinį profesorių, supažindino ją su kvantinės mechanikos pradmenimis, taip pat ir fizinių technologijos mokslo centras, tai yra kristalų auginimas, beaidė kamera, ir uždavinių sprendimai. Taip pat ilgametė graži draugystė tęsiasi ir su Kauno technologijos universiteto studentų mokslinė draugija. Jie kasmet organizuoja tyrėjų naktis, tai šiame renginyje dalyvauja nemažai moksleivių, o kadangi vien moksleiviai praktiškai ir dalyvauja, tai jie jaučiasi drąsesni, prieina, užduoda klausimus. Taip, tai vienas iš pavyzdžių, aišku, buvo ir fizika kino filmuose, tai toks būdas pritraukti, aš čia bandysiu, Matrica, superherojai, tai reporteriai, kaip kulkų išvengti, kaip žmogaus svoro trajektorijas apskaičiuoti, tai yra populiarus būdas, kaip pritraukti jaunimą per kino filmo prizmę. Taip, tai jisai tikrai pavyko, nes virtualiai labai daug kas dalyvavo. Ir kadangi šie metai mums jubiliejiniai, mes labai daug dėmesio skiriame fizikos populiarinimui už akademijos ribų, ne tik tais mūsų akademiniai bendruomeniai, bet rengdami viešas paskaitas. Gražus pavyzdys jau šiandien ryte buvo pristatytas, tai Viljamo Danielio Philipso paskaita, tai Nobelio premijos fizikos laureatas, dar 97 metais parodė, kaip su lazerių dėka galima pasiekti milį Kelvino temperatūras. Taip, tai spalio 4 atvyko, matome, kad pilna salė žmonių buvo surinkta, tai specialistams, fizikos studentams buvo atskira paskaita, o šeimoms su vaikais dar kitokia, taip, ir daugelis tų šou elementų buvo transliuojama per LRT televiziją, per nacionalinę televiziją, taip, tai susilaukė daug susidomėjimo. Aišku, mūsų studentai dažnai daro, tokius kaip šou, taip, bet kai tai daro Nobelio premijos laureatas, tai tikrai susilaukia itin didelio susidomėjimo ir čia aš noriu parodyti akimirką, taip, veidai pasako. Kitas toks susitikimas buvo organizuotas su mokslo populiarinimo ikona pasaulinio lygio, tai yra profesoriaus Mičio Kako atvykimas į Lietuvą. Jį prisikvietė EBIT organizacija, kvietimas verslininkams, tai yra mokama konferencija, bet mums, būtent LFD draugijai, pavyko suorganizuoti atskirą nemokamą susitikimą su išrinktais geriausiais mūsų universiteto studentais. Keli moksleiviai ir keli iš Kauno technologijos universiteto irgi studentai pateko ir inicijavome dar kaip apdovanojimą, kad geriausi klausimai gauna knygas su autografu. O kiti klausimai suskamba laidoje. Taip.
Taip pat prieš keletą metų praeitoj konferencijoje inicijavome jaunųjų mokslininkų kaip čia apdovanojimą geriausio pranešimo. Taip, tai džiaugiamės, kad tas tęsiasi, nes Europos medžiagotyros asociacija Fall Meeting Varšuvoje daro tokį kaip atranką per tokias konferencijas, taip, kur 3-4 minutės pranešėjai pristato savo darbus. Tai šiemet irgi priminimas nuo organizacinio komiteto, jūs galite prabalsuoti už geriausią pranešimą. Na, taip pat, aišku, Tarptautinė moterų ir mergaičių diena buvo paminėta, tai einame susitikti su moksleivėmis, bendradarbiavėme su Nacionalinė moksleivių akademija, tai Olimpas taip, labai stipriai bendradarbiavėmis, bet šitą akademiją norėčiau paminėti, nes matau, kad iš tikrųjų keletas moksleivių, tai ir Kristupas Bogdonas, ir Patricija Strumilaitė jau tapo mūsų fakulteto studentais, nors susitikau prieš metus, kardinaliai pakeitė savo susidomėjimus sritis, Patricija bent jau, ir jau tapo fizikė. Labai malonu. Taip pat pasaulinės kvantinės dienos pažadai įvykdyti, tai apkeliavom Lietuvą, buvo turas susitikimai su moksleiviais, teko klausytis, ne tik tai skaityti paskaitas, apie fiziką, bet kad moksleiviai patys paruošė pranešimus, kvantinės fizikos tema, šiaip fizikos mokslo tema ir skaitė mokslininkams. Tai kažkas naujo, toks reverse process, taip kaip atvirkščiai vyksta ir matos, koks didelis pasiruošimas ir laukimas. Glaudus bendradarbiavimas ir su Lietuvos mokslo akademija, mokslininkų rūmai, taip, skyriumi, tai jau yra sostinės vaikai lankomi, 12-okai, 11-okai moksleiviai susidomėję fiziką, tai ten irgi vyksta paskaitos. Na ir olimpiados jau buvo minėtos, tai prisidedam vertindami, uždavinius sudarinėdami, taip, prižiūrinėdami tos moksleivius ir šių metų keletas uždavinių. Taip pat moksleiviai grįžtamą ryšį pateikė, balsavo už sudėtingiausius uždavinius, tai man pasisekė tapti vienu iš tokių uždavinio autorė, kuris buvo išrinktas vienu, sudėtingiausiu. Gerai, tai įvykis, kuriuo didžiuojamės, tai yra pasaulinė kvantinė diena, privalau paminėti. Lietuva yra dalimi pasaulinio judėjimo, kurio siekiama, kad visuomenė skaitant supratimą apie kvantinį mokslą, technologijas ir ją sudaro dauguma universitetų mokslininkai. Taip, Lietuvoje būtent fizikų draugija, Vilniaus universiteto fizikos fakultetas ir FTMC buvo vieni pagrindinių šio didelio masto renginių organizatoriai. Jie inicijavo dar 21-aisiais Alan Aspe, jis dar tuo metu nebuvo Nobelio premijos laureatas. Jisai jau kalbėjo apie šios šventės svarbą, data pasirinkta irgi ypatinga. Taip, ir po to jau prisijungė net 65 pasaulio šalis, įskaitant ir Lietuvą. Šalis minėjo vieną dieną, mes šventėm ilgiau nei mėnesį. Ta ir Baltieji rūmai parašė, ir Europos žurnalas, kad Lietuva moka švęsti. Tai čia aš norėjau parodyti, kiek mokslininkų įsitraukia, labai daug. Čia yra ir Lietuvos mokslo premijos, kaip laureatas Julius Ruseckas, Caltech mokslininkai, Japonijos mokslininkai. Tai tiesiog, kad parodyt mastą, kad visas pasaulis, Tomaso Kalarko, tų kvantinių iniciatyvų Europoje, CERNas taip pat, nemaža dalis to, Austrija, taip, Indija ir taip toliau, dar ir Zimbabvė ir kitos šalis. Mūsų simbolis nacionalinis buvo Šrödingerio katė, taip išrinko mūsų studentai. Vienas iš tokių renginių, tai be edukacinių paskaitų, televizijos, radio programų, apsilankymų skirtingose miestuose, meno ir mokslo paroda. Tai būdas buvo pamatyti, kad iš tikrųjų galima į tą fiziką daugiau tų merginų ir pritraukti, nes taip aktyvesni yra berniukai, taip, ir paskaituose, ir konkursuose, bet čia, kadangi menas, mums pasisekė pritraukti tikrai nemažą dalį merginų. Tai 200 dalyvių, jauniausi 7 metų vaikai, vyriausio amžiaus 50 metų, įsivaizduokit tik tais visuomeniai, kaip 40-50 metų žmonės aktyviai dalyvauja konkurse, piešia apie kvantinę fiziką, ar technologijas, ar efektus, ar tuos mokslininkus.
ne tik tais didžiausi miestai, bet ir mažiausi, ir kaimeliai, ir užsienio lietuviai irgi dalyvavo, tai yra Ispanijos lietuviai, mes turėjom ir iš Prancūzijos lietuvių, ir iš Didžiosios Britanijos, taip. Tai čia keletas akimirkų tos parodos, tai vyko čia už sienos, mūsų centre, taip, iš 200 darbų buvo atrinkta 50 geriausio, įspūdingiausio, skirtų kvantiniai dienai paminėti. Taip, tai kaip ir minėjau, tai efektai, mokslininkai, ir pritaikymai. Taip pat, kad parodyt, kaip prasukt man, dėja nesigaus. Na gerai, norėjau parodyti, kad moksleiviai, čia buvo kalbinami ir šeimomis dalyvavo tas, kas labai malonu, kad ne pavieniai, bet jungdavosi sesės, broliai, tėveliai. Tai tapo tokia šeimos šventė ir labai džiugu. Na, gaila, negaliu prasukti. Visą, gerai. Tada aš savo dalį pasakojimą sutrumpinsiu. Taip, aš jau 10 minučių išnaudojau, aš visą nelaikysiu. Taip. Na, kas labai Europai buvo aptarinėjama, tai kad pas mus kvantinės fizikos veidu tapo Albertas Einšteinas, mokslininkas, kuris daugiausiai kovojo prieš kvantinę fiziką ir kvestionavo. Taip, mes atsimam tos garsiuosius straipsnius, bet būtent Lietuvos moksleiviai mato taip, kad Albertas ir Marie Curie, tai yra 2 žmonės, ir Maksas Plankas buvo 3. Taip, čia yra atidarimas. Jeigu įmanoma pagarsinti, neįmanoma. Ne. Gerai. Tai atidarimas. Gaila, moksleivių neparodyt neišeis. Čia labai gera žinutė buvo, kad verta. Gerai, triptikas laimėtojas atiteko kaip dovana centrui. Čia keletas tų skaitmeninis menas taip pat. Taip, menas įvairios formos. Netgi kai kurie buvo 3D menas, tai ir ne tik apsiribojo, ir dovana buvo ekskursijos, susitikimai su mokslininkais. Taip pat vaikai turintis neįgalumų irgi dalyvavo ir pasireiškia, mes nesitikėjom, kad tikrai daug labai skirtingų žmonių bus įtraukti ir po to apkeliavom Lietuvą, dalindami tas dovanas. Čia matome reakcijas, tai kadangi paskaita buvo transliuojama tiesiogiai per Twitch, dėja neišsisaugojo po to YouTube platformai, bet matome tas reakcijas, nes mokytojai irgi fiksavo tas akimirkas, kuomet jie sužinodavo, kad jie yra laimėtojai arba jie atsakė gerai. Čia yra parodyta, kad, kaip tas buvo pristatoma. Ir labai džiugu, kad prie to prisijungia, prie tos nacionalinės paskaitos ir mūsų mokslininkai, tai yra LFD nariai, fizikos fakulteto mokslininkai, FTMC mokslininkai, dekanas, taip, kurie uždavė, netgi specialus buvo kvizas ir vėlgi prasukti neišeis. Gerai, tai aš tada tiesiog praeisiu. Labai gerų klausimų su ABCD variantais ir moksleiviai galėjo siūsti realių laikų ir mes stebėjom atrinkdami laimėtojus ir jie buvo apdovanoti. Labai smagu, kai mokslininkai ir pajuokaudavo, tai toks tarsi teletiltas su visa Lietuva, nes tai buvo tiesioginė transliacija visiems. Taip. Po to persikėlėm į teatrą Alisa kvantiniai stebuklų šalyje. Taip, tai ne tik teatras, spektaklis, bet ir eksperimentai tuo pat metu. Ir tos žinutės vis tiek tas kūrinys buvo parašytas matematiko, tai labai daug užkoduota yra mokslo, taip, fizikos, matematikos nemažai ir tas buvo aptarta. Tai čia labai daug tų akimirkų. Ir po to viskas, aišku, išsaugota ir aptariant kvantinę fiziką ir per televiziją, tai palaikome ryšį su olimpiadininkais, norėjau išnaudoti tą progą ir pakviečiau ir Tomą Babelį, vieną rinktinės atstovą į epizodą pademonstruoti, eksperimentą pasiruošėm. Tiesiog parodyti, kad gerai moksleiviai gali irgi patekti ir parodyti. Apie tai rašė ir Europos fizikų žinios. Tas buvo pristatyta Paryžiuje, Sorbonos universitete per Europos fizikų suvažiavimą, apie tai rašė jie ir savo forumuose. Tai veiklų išties nemažai, bandome pasiekti visus moksleivius. Tiesiog fizikai junkitės, taip, rašykit drąsiai mums į mūsų pašto dėžutę, taip, Lietuvos fizikų draugija. Pasistengsime
aplankyti, suorganizuoti, paremti. Ačiū labai uždėmesi. Na, aš pasakysiu, nemažą jau turiu stažą fizikų pasaulyje, bet Mažena tai tikrai